Sveiki atvykę į vasaros stovyklą, kuri kaip ir visos turi vaikų istorijas apie vietos paslaptis. Viena iš jų paslaptingos asmens pasirodymas stovykloje, kurio neturėtų būti. Ir tik jums nuspręsti, ar bijoti, ar ne. Aš pakėliau kotletą su šakute ir po jo yra šimtakojis vabalas. Iš pasibjaurėjimo lėkštė nukrito ant žemės ir sudužo, o aš susitrenkiau koją. Tu maža išdykėlė. Uljana buvo tam pasiruošusi, nes ji buvo bėganti pro duris besijuokianti. Aš sekiau ją iš paskos ir bėgau jai ant kulnų. Mes išbėgome iš valgyklos, prabėgom stovyklos aikštę, klubo pastatą ir pasiekėme miško taką. Staiga pradėjau pritrūkti kvapo, o mergaitė už posūkio pradingo ir pabėgo. Kurį laiką paklaidžiojau po mišką, nes neturėjau nieko ką veikti. Priešais stovėjo mažas namukas, kuris išdygo iš kairės pusės. Aš bandžiau patekti į vidų, kai atsivėrė duris ir iš jų išlindo trumpa mergina dėvinti stovyklos uniformą. Jos gražus veidas mane nustebino, kai mane pamatė mergina sustingo iš išgąsčio. Staiga kažkas iššoko iš krūmų. Tai buvo maža mergaitė, kuri dėvėjo raudonus marškinėlius ir bandė iškrėsti išdaigą. Maža mergaitė staiga iš kišenės išsitraukė svirplį ir atkišo kitai merginai prieš veidą. Po visko mergina pabėgo, o jai iš paskos nusekė maža mergaitė.